Lietuvos talentai prarastų bent pusę savo grožio, jei čia nedalyvautų įvairiausi magai, fokusininkai, mentalistai ir šiaip burtininkai. Dar įdomiau, kad kai kurie šios spalvingos profesijos atstovai grįžta, nes nori ištaisyti praeities klaidas. Sveiki, aš esu Algimantas ir esu iliuzionistas. Ką aš dar galiu papasakoti apie save? Žiūrėk, mūsų patirtis prieš porą metų, prieš pusantrų ir kažkiek buvo tokia sudėtinga. Aš atsimenu, kad tau net sunku susitaikyti buvo su tais keturiais, ne? Jo, porą metų psichoterapijos, taip. Kai tu esi profesionalus iliuzionistas, tavo blogiausias šou irgi yra geras. Bet man asmeniškai pats didžiausias feilas tai turbūt ir buvo talentai. Ačiū Jums. Po ko tikrai reikėjo su daug ko susitvarkyti viduj. Dar ilgai po šios magiškos nesėkmės Algimantą lankė košmariški sapnai. Buvo net minčių į viską spjauti ir grįžti į sočią ir saugią programuotojo darbo vietą. Labiau apsimoka būti laimingų iliuzionistų nei nelaimingų programuotojų. Tai todėl jis čia. Negana to, Algimantas žada, kad revanšas bus kaip niekad saldus. Nežinau, ar aš laimėsiu ar ne, bet žinau, kad tikrai kiekvienam žiūrovui, kuris sėdės savo fotelyje prie televizoriaus, jam bus išneštos smegenys jo namuose ir jisai patikės magiją vėl. Algimantai, atsisuk į sceną. Mes ne magai, bet užbūrėm tave. Pirmin. Sėkmės. Ir pradingo žmogus. Sveiki. Sveiki. Kuo jūs vardu linksmasis žmogau? Aš esu Algimantas. Iš kur jūs? Šiaip esu iš Kaišiadorių, bet dabar gyvenu Vilniuje. Tai kaip ir Vilnietis. Tas Vilnius kaip juodoji skylė traukia visus šį. Gerai, kiek jūs metų? Man yra 28. Koks jūsų talentas? Šiaip iš tikrųjų aš visą laiką svajojau būti programuotoju, bet tėvai reikalavo, kad tapčiau iliuzionistu, tai čia aš Nesąmonė, taip nebūna. Taip tėvai niekada neprašė. Dėja. Na, šiaip gerai. Ir jūs iliuzionistas. Gerai, Tikrai taip. mes laukiame, nustebinkit visus, laukiam iliuzijos, Važiuojam. apgaukit visus. Taigi, iš tikrųjų, prieš viską pradedant, aš norėčiau jums teisėjai įteikti labai svarbų dalyką, tai yra paslapties voką. Jis bus svarbus finale. Aš noriu jį saugiai prie jūsų akių užklijuoti ir kad jūs... Čia tas naujesnis variantas, nesvarbu. Ir aš noriu jį padėti ant jūsų stalo. Jisai bus svarbus vėliau, tad Ineta, pasaukit. Gerai. Iš tikrųjų, mane labai žavi ta idėja, kad viskas, ką mes matome aplink save ir net ir išmaniausios telefoninės technologijos, kurios yra mūsų kišenėse, viskas prasidėjo nuo to, kad tai įvyko mūsų vaizduotėje. Tad aš norėčiau, kad jūs visi salėje esantys ir kartu ir teisėjai pasiteltumėt savo vaizduotę ir įsivaizduotumėt, kad šitas boulingo kamuolys, kurį jūs mato čia, iš tikrųjų tampa realybė. Wow. Ar ne? Nesijaudinkit, jo, kai pirmą kartą pamačiau, aš irgi pamiršau ploti, viskas tvarkoja, viskas gerai. Žinau, ką jūs galvojate, čia yra kažkoks netikras, sulankstomos boulingo kamuolys, tad aš jį norėčiau įteikti, pasižiūrėti Justinui, pačiupinėkit, jūs esate, atrodot kaip kamuoliuko ekspertas. Justinai. Tad... Jisai viskas su juo gerai. Taip. Žinoma, aš kaip iliuzionistas visus savo dalykus magiškus nešiojas tokiam lagaminėlyje. Ir žinoma, čia aš turiu viską, ko reikia iliuzionistui. Tai yra piniginė, tiksliau čia Mindaugo piniginė, pastvėriau prieš ateidamas ant scenos akiniai, laikrodis ir žinoma kortų kaladė. Ir jeigu mes ją paimam, Jėzu, aš galiu ploti vėl. Ar ne, lyg matytumėt kiekvieną dieną, ar ne? Ne, nieko ypatingo, gerai. Ineta, aš paprašysiu jūsų, kai aš mesiu kortas štai taip,
aš norėčiau, kad jūs bet kada pasakytumėt stop. Gerai. Pabandom. Stop. Kol dar kaladė nesibaigė, ne, tai jums puikiai sekasi, viskas labai gerai. Aš suprantu, aš gal šiek tiek per greitai, man su merginom dažnai taip nutinka. Gal pabandom taip, jūs šiek tiek greičiau, aš šiek tiek lėčiau. Gerai. Stop. Bet kada, Ineta, griebkit viršutinę kortą, ties kur sustojot ir priglauskit prie krūtinės, niekam nerodykit, tvarkoj? Aš tai kortai labai pavydžiu dabar. Taigi, mano paslapties vokas, jis buvo čia nuo pat pradžių. Aš noriu jums visiems parodyti, kas jame yra. Šitam voke aš atsinešiau, kad nieks nematytų savo sapnų sąsiuvinį. Šitam sąsiuvinyje aš kiekvieną naktį nupiešiu tą, ką aš galbūt susapnuoju ar kas nors šauna man į galvą. Ineta, dabar parodykit visiems, kokią kortą jūs įsitraukėt, kokia tai yra korta. Parodykit kartu ir man, 6 vynų. Vynų 6. Ineta, ar būtų nuostabu, jeigu būtent paskutinis dalykas, ką aš esu nupiešęs šitam piešimo sąsiuvinyje, ir būtų jūsų vynų 6 kortų kaladėje, vienintelė korta, štai čia matot šiek tiek įsikišus, ar ne? Taip. Įsivaizduokim, kad ta korta labai iš lėto, po truputėlį pradeda kilti, ar ne? Ne, žinau, salė jau žino, čia yra vieni tų iliuzinių paveikslėlių, kurie atrodo, kad juda, ar ne? Žiūrėkit, jeigu aš judinu lapą, atrodo, kad korta kyla po truputėlį, ar ne? Čia vienas iš tų... Jūs žinot, kaip šitai veikia, ar ne? Ne, nežinau. Ineta, jūs išsirinkot vynų 6, aš noriu, kad jūs ir patvirtintumėt visiems, kad čia yra vientisas popieriaus lapas, jame niekas nejuda. Ačiū jums labai, teisėjai, ačiū jums, Siemens Arena. Kad niekas nejuda. Parodyk ir man. Žiūrėk, dabar tau atrodo, kad šitą juda, taip? Ir juda, man tai juda. Pajudink, iki vakaro turėtų išlysti šitą. Gerai, o dabar žiūrėk. O, wow! Bet aš tiesiog man trūksta žodžių, nes aš netikiu tais dalykais. Netikiu tais dalykais. Čia ne horoskopas. Bet kaip akivaizdžiai taip viskas prieš akis, tai tikrai yra dabar pirmas kartas, kai aš taip esu nustebus. Aš džiaugiuosi, kad pirmas kartas esu aš, tai labai džiugu. Ačiū, net. Ką tu ten? Marijonai, ką darai? Aš bandau, kad iškristų Mindaugo Stasiulio piniginė. Man nesigauna. Nu, bent jau akiniai. Algimantai, aš akis išpūtęs, bandau sužinoti, kur yra tas triukas ir kur jūs mane maustat. Ir jūs stovėjote per rankos atstumą nuo manęs ir aš ne akimirką nesupratau, kas vyksta. Ir dievaži, jeigu aš buvau netikintis žmogus, tai nuo šiol aš tikiu. Jūs darot stebuklus. Ačiū. Dar vienas tikintis. Aleliuja! Justinai, ar tu palaikai Algimantą? Aš visada svajojau turėti boulingo kamuolį ir dabar aš jį turiu, taip kad taip. Ačiū. Algimantai, jūs turite vieną taip, ar jums Ineta duoda vieną taip? Taip, duodu 6 taip. Ačiū. Algimantai, jūs esat čirvų tūzas, aš duodu 3 taip, keliaujate į kitą etapą. Ačiū. Mes prašym tavęs be bajeriukų, bet vis tiek neišėjo, bet jūs tiek prasprūdo. Klausyk, Pelenės istorija. Prieš 2 metus veidu į purvą, po 2 metų. Pasirodo, gydomasis purvas buvo. O taip, tikrai taip, gera procedūra, žinoma. Taip, yra proga švęs nesustodamas į priekį. Jėga. Dėkoju ir žinoma teisėjam, kad jiems džiaugiuosi, kad jiems patiko ir jo, džiaugiuosi, kad man pavyko gauti tuos 3 taip. Tai man daug reiškia iš tikrųjų, aš labai džiaugiuosi.